Girdėsite apie karus ir karų gandus, neliks akmens ant akmens. Tauta sukils prieš tautą. Mato 24. Pasimelskime. Tėve danguje, mes dar kartą ateiname pas tave, prašydami supernatūralios pagalbos, kai atversime tavo šventąją knygą Bibliją. Mes prašome viešpatį, kad būtum su mumis, kai tyrinėsime šią istorinę praeities patirtį, kad padėtum mums tai pamatyti šviesoje, kurioje tu mokini savo šventų žodžiu. Taigi būk su mumis, pašalink iš mūsų širdžių bet kokias ten esančias kliūtis, kurios neleistų mums priimti tiesos, ir dėkojame, kad išklausei mūsų maldą. Mes to prašome Jėzaus vardu. Amen. Tie iš jūsų, kurie žiūri šią laidų seriją per Sam TV ar galbūt kitą socialinę mediją ar DVD, tikriausiai sakote, kad tai informacijos perteklius, tiek daug informacijos, kaip aš galiu ją suprasti. Na, prieš keletą metų aš pamokslavau Mato 24, turėjau 14 pristatymų ir vadovas studijų pastabos iš pradžių buvo apie 125 puslapiai, dabar yra jų daugiau nei 250 puslapių. Todėl studijų pastabas galite gauti iš Secrets Unsealed. Ekrane pamatysite elektroninį adresą. Kai kurie žmonės mano, kad Jungtinėse Amerikos valstijose būtų neįmanoma priimti nacionalinio sekmadienio įstatymo, juk tai laisvųjų žemė ir drąsuolių namai. Turime pirmąją pataisą, kuri draudžia Kongresui priimti bet kokį įstatymą, nustatantį religiją arba draudžiantį laisvai ją naudotis. Tačiau nacionalinės ekstremalios situacijos metu nutinka keistų dalykų. Šiandien pereisim istorinį laikotarpį, kuris išmokys mus dalykų, kurie įvyks ateityje. Nuo 1861 iki 1865 metų, žinoma, tie, kurie gerai išmano istoriją, žino, kad Jungtinėse Amerikos valstijose buvo nacionalinė nepaprastoji padėtis, tai vadinama pilietiniu karu. Per šį laikotarpį ir po to per atstatymą Jungtinėse valstijose buvo stiprus postūmis tiek tarp ministrų, tiek tarp politikų įsteigti nacionalinį sekmadienio įstatymą. Tie, kurie pamiršta pasimokyti iš istorijos klaidų, priversti tas klaidas kartoti. Štai kodėl iš tiesų pavojinga ištrinti praeities prisiminimus. Mano pirminiai studijų šaltiniai yra asmenų, kurie buvo įvykių amžininkai. Pateiksiu jums neapdorotus šaltinius. 5 liudijimų tomas nuo 711 iki 718 puslapių, skyriaus pavadinimas yra Artėjantis konfliktas. Knyga Didžioji kova 582 iki 592 puslapiai, skyriaus pavadinimas yra Artėjantis konfliktas. Ir tada turime A.T. Joneso knygą, kuri iš tikrųjų liudijo senate arba senato komitete. Jis parašė knygą Pilietinė valdžia ir religija. Tada yra kita knyga Nacionalinės reformos požiūriai, kurią parašė A.T. Jonesas ir E.J. Wagoneris. Ir galiausiai knyga Nacionalinis sekmadienio įstatymas, kuriame pateikiami faktiniai diskusijų šiuo klausimu Jungtinių valstijų senato švietimo komitete protokolai. Mes žinome, kad kelis kartus, nes knygoje turime stenogramą, kad kelis kartus per A.T. Joneso liudijimą jį pertraukė senatorius Blairas, kuris ir pristatė Kongresui teisės aktus. Dabar pakalbėkime apie nacionalinio reformų judėjimo kilmę. Nacionalinės reformos asociacija atsirado pasibaigus pilietiniam karui 1864 metais, arba sakyčiau, artėjant pilietinio karo pabaigai. Šios nacionalinės reformų organizacijos tikslas buvo paskelbti, kad Jungtinės valstijos yra krikščioniška tauta. Taip pat pakeisti konstituciją, įtraukti į konstituciją nacionalinį sekmadienio įstatymą.
Pirmasis nacionalinės reformos asociacijos suvažiavimas vyko Pensilvanijoje, Aleganija, 1864 metais nuo sausio 27 iki sausio 28 dienos. Asociacijos narių buvo daug ir įvairių. Asociacija turėjo 120 viceprezidentų. Įdomus faktas, turint omenyje tai, kad Medų Persijos imperijoje gyveno 120 satrapų, kurie iš tikrųjų privertė karalių duoti dekretą įmesti Danielių į liūtų duobę. Oficialus asociacijos leidinys buvo pavadintas Krikščionių valstybininkas. 1885 m. gruodžio 24 dieną Krikščionių valstybininko numeryje buvo rašoma, kad yra 125 viceprezidentai, tarp jų 15 kolegijų profesorių, 16 kolegijų prezidentų, 3 buvę valdytojai, 7 aukščiausiųjų teismų teisėjai, 5 aukštesniųjų teismų teisėjai, 2 Jungtinių valstijų apylinkės teismo teisėjai, 1 Jungtinių valstijų apygardos teismo teisėjas, o tada tęsiasi su tokia gausybė jų garbės gerbėmieji ir tikybos daktarai, kad negalėjome net pabandyti jų suskaičiuoti. Taigi nacionalinės reformas asociacija buvo labai įtakinga organizacija tuo Jungtinių valstijų istorijos laikotarpiu. Iki 1888 metų asociacijos tikslai susilaukė daug pasiekėjų ir jų tikslai atrodė pasiekiami. Asmuo senate, kuris siekė priimti nacionalinį sekmadienio įstatymą ir deklaraciją, kad Jungtinės valstijos yra krikščionių tauta, buvo vardu Henry W. Blairas. 1888 metų gegužės 25 dieną jis pristatė kongresui įstatymo projektą numeris 2983. Jame buvo nacionalinio sekmadienio teisės įstatymas. Visą įstatymo projektą galite perskaityti A.T. Joneso knygoje Civilinė valdžia ir religija 65 iki 67 puslapiuose. 1888 metų gruodžio 13 dieną, praėjus vos 5 ar 6 mėnesiams, A.T. Jonesas stojo prieš Senato švietimo ir darbo komitetą, kad paliudytų dėl nacionalinio sekmadienio įstatymo troškimo. Dabar noriu peržvelgti keletą istorinių detalių apie šį istorijos laikotarpį. Nuo 1864 iki 1865 metų pilietinio karo pabaigos ir atstatymo po pilietinio karo laikotarpio. Romos katalikai pritarė šiai pataisai. Tiesą sakant, 1889 metais Nacionalinis katalikų kongresas, susirinkęs Baltimorėje, susivienijo su protestantais, kad užtikrintų tinkamą sekmadienio šventimą. Pažymėtina, kad protestantai sugalvojo idėją, o katalikai palaikė. Popiežius Leonas XIII 1885 metais enciklikos laiške rašė taip: visi katalikai turėtų padaryti viską, ką gali, kad valstybių konstitucijos ir teisės aktai būtų formuojami remiantis tikrosios bažnyčios principais. Ir visi katalikai, rašytojai ir žurnalistai neturėtų nė akimirksniui paleisti iš akių aukščiau pateiktą nurodymą. Labai įtakingas kardinolas Gibsonas, sutiko su popiežiumi ir įtraukė savo vardą į tų, kurie trokšta sekmadienio įstatymo sąrašą. Ir dabar skaitau iš kardinolo Gibsono. Labai džiaugiuosi, galėdamas įtraukti savo vardą prie tų milijonų kitų, kurie pagirtinai kovoja su krikščionių šabo pažeidimu bei reikalingų darbų ir kurie stengiasi skatinti jo kilmę ir tinkamai laikytis teisės aktų. Taigi atkreipkite dėmesį, pakartosiu. Labai džiaugiuosi, galėdamas įtraukti savo vardą prie tų milijonų kitų, kurie pagirtinai kovoja su krikščionių šabo, žinoma, jis turėjo omeny sekmadienį, pažeidimu bei reikalingų darbų ir kurie stengiasi skatinti jo kilmę ir tinkamai laikytis teisės aktų. Ne tik katalikų ir protestantų sąjunga buvo šiame projekte, bet ir troškimas bažnyčios ir valstybės sąjungos.
Jonathanas Edwardsas New Yorko miesto konferencijoje 1873 metų vasario 26 ir 27 dienose pareiškė, mes norime valstybės ir religijos ir mes ją turėsime. Krikščioniškoji priesaika ir krikščioniškoji moralė šioje žemėje turės nepaneigiamą teisinį pagrindą. Mes vartojame šį žodį religiją, jo tikrąją prasme kaip žmogaus asmeninį tikėjimo ir paklusnumo Dievui santyki. M.A. Goltas leidinyje Krikščionių valstybininkas rašė, mūsų vaistas nuo visų šių žalingų poveikių, jis turi omeny alkoholį ir moralę, vartotojiškumą ir pilietinį karą. Taigi, mūsų vaistas nuo visų šių žalingų poveikių yra tiesiog sudaryti valstybės moralės įstatymą ir pripažinti už jo slypinčią Dievo valdžią ir uždėti ranką bet kuriai religijai, kuri to neatitinka. Kalboje Elgine daktaras Mandevilas, vienas iš judėjimo lyderių, išreiškė savo požiūrių į bažnyčios ir valstybės santykį. Štai ką jis pasakė, kai Dievo bažnyčia pabus ir atliks savo pareigą iš vienos pusės, o valstybė iš kitos, mes neturėsime daugiau problemų šiuo klausimu. Sekretorius Samas Smolas nacionalinės draudimo konvencijoje surengtoje 1888 metų Indianapolyje pasakė taip. Noriu, kad ateitų diena, kai bažnyčia taps visų valstybinių, tautinių ir savivaldybių įstatymų arbitrų, kai didžiausios šalies bažnyčios gali darniai susiburti ir išleisti savo įsaką, o įstatymų leidžiamosios galios jį gerbs ir įteisins įstatymais. Tai negali būti aiškiau. Dėl valstybės pareigų gerbiamas J.M. Fosteris, taip pat priklausantis šiam judėjimui, siūlė štai ką. Padaryti konstitucinę nuostatą, pripažįstančią, kad Dievas yra tautų karalius, kad būtų konstitucinis pripažinimas, kad valstybė yra Dievo paskirta moralės įstatymo saugotoja, kad būtų priimta konstitucinė nuostata, detalizuojanti moralinės ir religinės kvalifikacijas tų, kurie užima pasitikėjimo pareigas. Sakyčiau, tai yra 14 pataisos pažeidimas. Kad tautai reikia sudaryti sandorą su Dievu, kad tauta turi saugoti ir sergėti bažnyčią, užgniauždama visus viešus moralės įstatymo pažeidimus, išlaikant valstybių mokyklų sistemą, ugdant jo jaunimą dorovę ir dorybėje, atleidžiant nuo mokesčių bažnyčios turtą ir skirdamas jai lėšas iš valstybės iždo agresyviam darbui namuose ir užsienyje. Įsivaizduokite, valdžia finansuoja bažnyčias, stebėtina, Clevelando nacionalinis suvažiavimas priėmė šią rezoliuciją. Nustatyta, kad mes dar kartą patvirtiname, kad ši religinė pataisa, užuot pažeidžianti bet kurio asmens teisę į sąžinę, ar bent kiek linkusi į bažnyčios ir valstybės sąjungą, suteiks didžiausią saugumą nuo korupcijos bažnyčioje ir yra stipriausia visų piliečių, pilietinių ir religinių laisvių apsauga. Akivaizdu, kad tai nebuvo įmanoma. Daktaras Makalisteris 1887 metų Liepos mėnesį pasakė tokį žodį Lakeside, Ohajo valstijoje. Tebūnie žmogus, koks jis nori. Žydas, 7 dienos laikytojas ar kita konfesija, arba tie, kurie netiki krikščionių šabatų, tegul įstatymas galioja visiems, kad nebūtų viešai naikinama pirmoji savaitės diena, krikščionių šabas, tautos poilsio diena. Bet kurią kitą savaitės dieną jie gali laikyti šventa ir jos laikytis. Bet ta diena, kuri yra viena iš 7 visoje tautoje, tegul jos viešai neniekina nei vienas, nei vyriausybės pareigūnas, nei joks privatus pilietis, aukštas ar žemas, turtingas ar vargšas. Įdomu, sekmadienį vadinti krikščionių šabatu ir įpareigoti, kad pirmą savaitės dieną nebūtų jokio viešo išniekinimo šios dienos. Matome, kad daktaras Mandevilas iš Čikagos Elgino sekmadienio įstatymo konvencijoje rėmėsi Nehemijo patirtimi, gindamas nacionalinio sekmadienio įstatymo vykdymą. Štai ką jis pasakė. Tyro pirkliai primiktinai reikalavo šabo dieną pardavinėti prekes šalia šventyklos, o Nehemijas
privertė įstatymo valdininkus atlikti savo pareigą ir sustabdyti tai. Taip ir mes galėtume priversti teisės pareigūnus atlikti savo pareigas. Tai yra neįtikėtini teiginiai, turint omenyje, kad tuometinė konstitucija, abu konstitucijos pirmosios pataisos punktai iš tikrųjų buvo priimti dar 1891 metais, kad jie iš tikrųjų sakytų, jog bažnyčia diktuoja valstybei, ką valstybė turi daryti dėl šlovinimo dienos. Sekmadienio įstatymo masinėme susirinkime įvykusiame Hamilton Hallo, Oklando, Kalifornijoje 1887 metų sausio mėnesį daktaras Brigas iš Napos, Kalifornijos, pasakė kalbą, kurioje priekaištavo politiniams lyderiams. Štai ką jis pasakė: jūs perleidžiate moralinį mokymą bažnyčiai ir tada paleidžiate visus, kaip kas nori sekmadienį, kad mes negalėtume jų pasiekti. Taigi jis sako, jūs neatliekate savo pareigos, nes jūs norite, kad mes mokytume žmonės moralės, o tada neatliekate pareigos pasakyti jiems, kad jie turi eiti sekmadienį į bažnyčią, kad galėtume jiems paliepti, kitaip tariant, jie turi lankytis bažnyčioje. Šio judėjimo lyderiai, kitaip tariant, norėjo sekmadienį aptverti visus žmonės, kad pamokslininkai galėtų prieiti prie jų savo bažnyčiose. Nuo kada, klausiu, valstybė turėtų priversti žmonės eiti į bažnyčią, kad pamokslininkai galėtų jiems pamokslauti? Sakykime, jūs einate į 7 dienos adventistų bažnyčią šabo dieną ir tarkime, kad lauke yra pardavėjų, kaip atsitiko Puerto Rike prieš keletą metų, kai buvo kalbama apie sekmadienio uždarimo įstatymą. Jūs einate į 7 dienos adventistų bažnyčią, o lauke yra pardavimo automatų. Visi išeina iš bažnyčios ir nieko neperka. Kodėl? Nes valstybė įpareigoja, kad per šabą negalima pirkti ar parduoti? Ne, nes 7 dienos adventistai yra įsitikinę, kad šabas yra viešpaties diena ir kad ji turi būti švenčiama. Todėl valstybė neturėtų įpareigoti laikyti sekmadienio kaip poilsio dienos. Kokios priežastys buvo pateiktos dėl nacionalinio sekmadienio įstatymo? Na, juos iš tikrųjų apsunkino tai, kad traukinys važinėjo sekmadieniais ir kad laikraštis buvo leidžiamas sekmadienį. Žiniose buvo daug nusikaltimų, skandalų ir paskalų, taigi daktaras Briksas pasakė taip: koks maišalas padėti tokį patiekalą žmogui prieš pusryčius ir po pusryčių, kad paruoštum jį klausytis Dievo žodžio. Kitaip tariant, jis skaito laikraštį prieš ateidamas į bažnyčią ir mato tik nusikaltimus, skandalus, paskalas, naujienas, politiką ir kitką. Jis tęsia: dėl to dvigubai sunkiau pasiekti tuos, kurie eina į šventyklą ir daugelį kartų visiškai atitraukia nuo maldos namų. Jie skaito laikraštį, ateina laikas eiti į bažnyčią, bet sako, štai kažkas įdomaus, aš perskaitysiu tai ir šiandien į bažnyčią neisiu. Taigi sekmadienio įstatymo tikslas buvo priversti žmonės eiti į bažnyčią, kad jie būtų pasirengę klausytis tarnautojų. Buvo didelis reikalavimas panaikinti sekmadienio laikraštį. Atkreipkite dėmesį, ši citata yra civilinės valdžios religijo 96 puslapyje. Darbininkų klasė, linkusi keltis vėlai sekmadienio rytą, skaityti sekmadienio laikraščius ir leisti pamaldų valandai praeiti nepastebimai. Elgino suvažiavime daktaras Evertsas pasiūlė sustabdyti sekmadienio traukinį. Atkreipkite dėmesį, koks buvo jo argumentas. Sekmadienio traukinys yra dar vienas didelis blogis. Jie negali leisti važiuoti traukiniu, nebent sulauktų daug keleivių. Ir taip išardytų daug bendruomenių. Sekmadienio geležinkelio traukiniai dideliu greičiu veža savo keleivius į pražūtį. Koks pasipiktinimas, kad geležinkelis, didžioji civilizacija, sunaikino krikščionių šabą. Leiskite čia padaryti skliaustus. O kaip su klimato kaita? Ar tiesiog įmanoma, kad klimato kaita gali būti katalizatorius, sakydamas, kad žmonės sekmadienį turėtų skirti poilsio dienai? Nacionalinės reformos asociacijos gerbiamas M.A. Galtas 1884 metų rugsėjo 25 dieną krikščioniškame pareiškime paskelbė straipsnį, kuriame kritikavo geležinkelį. Štai ką jis parašė.
Šis geležinkelis, jis kalbėjo apie Čikagos ir Roko salos geležinkelį, šis geležinkelis šabo dieną veža ekskursijų traukiniais iš Demonto į Colfaxo Springs, jis beje turėjo omeny sekmadienį, kurį laiką ir tarnautojai skundžiasi, kad jų nariai vyksta į šias ekskursijas. Kitaip tariant, nariai vykstantis į bažnyčią, daktaras Josefas Cookas Bostono pirmadienio paskaitose 1887 metais pareiškė, kad jis nenori civilinių įstatymų, jis nori, kad vyriausybė pasiūlytų religinius įstatymus. Štai ką jis pasakė. Tačiau šimtmečių patirtis rodo, kad veltui stengsitės sekmadienį laikyti poilsio diena, nebent laikysite jos kaip garbinimo dienos. Jei šabo šventimas nebus grindžiamas religinėmis priežastimis, jūs ilgai nepalaikysite aukšto lygio, remdamiesi tik ekonominiais, fiziologiniais ir politiniais sumetimais. Taigi, kitaip tariant, jis sako, mes negalime sakyti, kad mums reikia sekmadienio įstatymo dėl ekonominių, fiziologinių ir politinių priežasčių. Tai turi būti religinis sekmadienio įstatymas. Elgino suvažiavimas parašė tokią rezoliuciją. Nustatoma, kad mes pripažįstame šabą, jis kalba apie sekmadienį, šabą kaip Dievo įstaigą apreikštą gamtoje ir Biblijoje. Norėčiau sužinoti, kur Biblijoje, nes Biblija nieko nesako apie sekmadienio pripažinimą kaip Dievo instituciją. Taigi pakartosiu, nustatoma, kad mes pripažįstame šabą kaip Dievo įstaigą, apreikštą gamtoje ir Biblijoje, ir amžiną įsipareigojimą visiems žmonėms, taip pat kaip pilietinę Amerikos instituciją. Kitaip tariant, jei nesilaikai jo, nesi patriotas, nesi geras amerikietis. Susijęs gyvybiškai ir istoriškais ryšiais su mūsų vyriausybės kilme ir pagrindu. Jis kalba apie piligrimų ir puritonų laikotarpį. Taigi dar kartą, leiskite man šiek tiek grįžti, eikime į pradžią. Nutarta, kad mes pripažįstame savo šabą kaip Dievo įstaigą, apreikštą gamtoje ir Biblijoje, ir amžiną įsipareigojimą visiems žmonėms, o taip pat kaip pilietinę Amerikos instituciją, susijusią gyvybiškų ir istorinių ryšių su mūsų vyriausybės kilme ir pagrindu, mūsų politikos augimu ir būtina išlaikyti, kad būtų išsaugota vientisa mūsų nacionalinė sistema. Ir todėl turinti šventą reikalavimą visiems patriotiškai nusiteikisiems Amerikos piliečiams. Taigi, jei nesilaikote sekmadienio, nesate patriotiškai nusiteikęs Amerikos pilietis. Ir jis kalba apie sekmadienio įstatymo poveikį, kad būtų išsaugota ir vientisa mūsų nacionalinė sistema. Kitaip tariant, tautos pragyvenimas anot jo, ši konvencija priklausė nuo sekmadienio kaip poilsio dienos. Toje pačioje Elgino konvencijoje buvo pasakyta taip, su gėda ir liūdesiu žiūrime į šabo nesilaikymą. Dar kartą, visi šie žmonės vartoja žodį šabas sekmadieniui. Kad mes su gėda ir liūdesiu žiūrime į šabo nesilaikymą daugeliu krikščionių, nes jiems vyrauja paprotys pirkti šabo laikraščius, sekmadienius laikraščius. Užsiima ir globoja šabo reikalus ir keliones. Tai yra sekmadienio reikalai ir kelionės. Ir daugelį atvejų atsiduoda malonumui ir pasitenkinimui. Aplaidžiai ir abejingai atsisako didžiųjų pareigų ir privilegijų, kurias jiems suteikia Dievo diena. Dievo diena jiems suteikia? Kur Biblija sako, kad sekmadienis yra Dievo diena? Absoliučiai niekur. Tie, kurie priklauso šiam judėjimui, taip pat norėjo, kad Jungtinės valstijas aukščiausiasis teismas vadintų krikščionišką tautą. Jie norėjo patvirtinti įstatymu, kad tai krikščioniška tauta. Aš skaitau iš moterų krikščionių blaivybės sąjungos, beje, ji buvo susijusi su kitomis organizacijomis. Moterų krikščionių blaivybės sąjunga, vietinė, valstybinė, nacionalinė ir pasaulietinė, turi vieną gyvybiškai svarbę organinę mintį, vieną viską sugeriantį tikslą, vieną neblėstantį entuziazmą. Ir tai yra, kad Kristus bus šio pasaulio karalius. Taip, tikrai, šio pasaulio karalius priežasties ir pasekmių srityje. Dvarų stovyklų, prekybos karalius, kolegijų ir vienuolynų karalius,
papročių ir konstitucijų karalius. Kristaus karalystė turi patekti į teisės sritį per politikos vartus. Kaip įdomu. Krikščionių valstybininkas 1844 m. spalio 2 dieną turi būtent tokią citatą. Duokite visiems žmonėms suprasti, kai tai yra krikščionių tauta ir tikėti, kad be krikščionybės mes žūsime. Labai įdomu, panašiai kaip Kajafa Kristaus laikais. Tikėti, kad be krikščionybės mes žūsime. Turime visomis priemonėmis išlaikyti savo krikščionišką charakterį. Įrašykime šį pobūdį į mūsų konstituciją. Visus atvykstančius priversti vykdyti krikščioniškos moralės įstatymus. 1885 m. gruodžio 24 dieną leidinyje Krikščionių valstybininkas randame šios žodžius. Ką valstybininkas vadina politiniu ateizmu, yra nedaugiau nei mažiau kaip dabartinė valdymo forma. Taigi jie kritikavo vyriausybę, nes ji neleido religinių įstatymų. Vadino ateistiška. Tai, kas pareiškime įvardyjama kaip politinis ateizmas, yra nei daugiau, nei mažiau kaip dabartinė valdymo forma ir dabartinė Jungtinių valstijų konstitucija. Priešintis nacionaliniai reformai jiems yra grynas ateizmas. O priešintis tokiai valdžiai, kuriai jie pritarė, yra politinis ateizmas. Kad iš civilinio valdovo nereikalaujama jokių religinių išbandymų, gerbiamas M.A. Goltas paskelbė neištikima valdžios teorija. Priklausantis jo judėjimui taip pat tikėjo rinkimų vedliais. Kitaip tariant, jie sako, kad turime išsiųsti rinkimų vadovus, kad žmonės galėtų spausti vyriausybę, priimti nacionalinį sekmadienio įstatymą. Iš 3 Elgino konvencijos nutarimo šiuo konkrečiu klausimu skaitau. Nutarta, kad atiduodame savo balsus ir paramą tiems kandidatams ar politiniams pareigūnams, kurie pasižada balsuoti už įstatų priėmimą ir įgyvendinimą palankius civiliniam šabui. Gerbiamasis Jonas Collas iš Tingley, Ajovos, 1886 m. rugsėjo 16 dieną žurnale Krikščionių valstybininkas rašė, jei kongresas mūsų konstitucijoje neranda šabo įstatymui pagrindo, tada išrinkime kongresą, kuris ras tokį pagrindą. Taip pat pastebime, kad jie skatino rašyti laiškus įstatymų leidėjams ir daryti jiems spaudimą dėl sekmadienio įstatymų. Atkreipkime dėmesį į šią konkrečią citatą iš Krikščionių valstybininko 1888 m. rugsėjo 6 dieną. Nedelsdami pradėkime peticijų platinimą, kurias turi pateikti asociacija tinkama forma. Ir tegul bus suteikta galimybė visoms šalies vietoms sudaryti sąrašą peticijų tokį didelį, kad prireiktų karučių procesijos ir galingos masės stumtų į tautos atstovų akivaizdą kongresų rūmuose. Tebūnie surengtas masinis šio reikalo draugų suvažiavimas Vašingtone, tai masinis susirinkimas. Kai bus svarstoma Blairo rezoliucija, kuri kartu su savo įtaka prisidėtų prie peticijų pateikimo ir imtųsi kitų galimų veiksmų, kaip įmanoma geriausia sužadinti tautą nuoširdžiam entuziazmui vardan mūsų nacionalinės krikščionybės. Tai Jono Aleksandro nacionalinių reformų judėjimo tėvo žodžiai. Taigi, jūs čia pastebėsite, kad jie norėjo platinti peticijas, norėjo, kad būtų tiek daug peticijų iš tiek daug gyventojų, kad jiems iš tikrųjų prireiktų karučiais nuvežti juos į Vašingtoną ir tada jis pasakė, surinkite visus žmonės, kad spaustų politikus. Gerbiamasis J.C.K. Milliganas rašė 1888 m. Liepos 26 dieną žurnale Krikščionių valstybininkas laiškais senatoriams ir atstovams kongrese, peticijomis, daugeliu pasirašytomis ir jiems perduotomis, vietinės valstijos ir nacionalinio suvažiavimo bei viešų susirinkimų vietinėme mokyklos rajone, tokia įtaka gali būti greitai padaryta, nes ji privers mūsų įstatymų leidėjus priimti priemonę ir ją įgyvendinti reikiamais teisės aktais. Krikščionių sakyklos, jei norėtų, galėtų užsitikrinti jo priėmimą dar nepasibaigus šuns dienoms.
Tame pačiame krikščionių valstybininko numeryje gerbiamasis J.C.K. Milliganas rašė: pakeitimai įvyks palaipsniui ir tikriausiai tik po to, kai Kongreso ir valstijų įstatymų leidybos institucijos nuodugniai išnagrinės visą Biblijos įstatymų sistemą JAV aukščiausio teismo ir kelių valstybių teisininkai bei piliečiai. Dvasios išliejimas gali tai greitai užtikrinti. Lensingo respublikonas išpeikė šį ypatingą sekmadienio įstatymo troškimą. Tai vienas iš nedaugelio balsų, kuris buvo prieš šį konkretų įstatymą. Štai ką pasakė Lensingo respublikonas, tai buvo žurnalas arba laikraštis. Tūkstančiai vyrų, jei būtų raginami balsuoti už tokią pataisą, nedvejotų balsuoti prieš Dievą, nors galbūt netikėtų, kad pataisa reikalinga arba kad ji teisinga. Tokia pataisa greičiausiai sulauktų teigiamo balsavimo, o tai jokių būdų nerodytų tikrųjų žmonių nuotaikų. Žmonės, kurie politiką pavertė prekybą, nesiryžtų įrašyti savo pavardžių prieš siūlomą konstitucijos pataisą, kurią palaiko didžiosios šalies religinės konfesijos. Kitaip tariant, politikai jaustų spaudimą, jei tai nepavyktų, jie nebūtų išrinkti. Čia tęsiama toliau. Leiskite man grįžti šiek tiek atgal. Žmonės, kurie politiką pavertė prekybą, nesiryžtų įrašyti savo pavardžių prieš siūlomą konstitucijos pataisą, kurią palaiko didžiosios šalies religinės konfesijos ir kuriai pritarė tokie žmonės kaip viskupas Simpsonas, viskupas McLeveinas, viskupas Eastbournas, prezidentas Finney, profesorius Lewisas, profesorius Seeley, viskupas Huntingtonas, viskupas Kerfutas, daktaras Petersonas, daktaras Kuelis ir daugelis kitų aukštų pareigūnų, kurie yra jų atitinkamų konfesijų atstovai. Tarp protestantiškų konfesijų taip pat buvo noras vienytis tarpusavyje. 1884 metų vasario 7 dieną žurnale Krikščionių valstybininkas randame tokius žodžius: mes esame skirtingi Imanuelio armijos padaliniai. Metodistai yra besiveržianti kavalerija, presbiterionai, kovojantis pėstininkai, sandorininkai baterijos aukštumose. Turime vieną vyriausiąjį vadą ir jam vadovaujant einame į priekį viena vieninga falanga prieš bendrą priešą. Ir kai bus laimėta, kariuomenė bus viena ir lyderis vienas. Ekumenizmas tarp protestantų konfesijų. Jie taip pat norėjo, kad pastoriai būtų moraliniai tautos lyderiai. Skaitau iš gerbiamo pono Milligano, kuris apibūdino pastorius kaip moralinę visuomenės sąžinę per valstybės instrumentiškumą. Tai galima rasti knygoje Views on National Reform 9 ir 10 puslapiuose. Bažnyčios ir sakyklos turi daug darbo formuojant nuomonės visais moraliniais klausimais, taip pat su šventojo rašto interpretacijomis, moraliniais, pilietiniais, teologiniais bei bažnytiniais punktais. Ir tikėtina, kad visuotinėme mūsų piliečių susirinkime apie tai bus išplėtotas pagrindinės diskusijos ir daugumos punktų galutinis sprendimas. Iš esmės, jis sako, kad bažnyčios ir sakyklos nulems, kad įstatymai bus praleisti. Daug tautų ateis, dabar jis cituoja šventąjį raštą, daug tautų ateis ir sakys, ateikite, kopkime į viešpatės kalną, į Jokūbo Dievo namus. Jis išmokys mus savo kelių ir mes eisime jo takais, nes įstatymas išeis iš Siono. Ir tada po citatos randame tokius žodžius. Tikrai nėra piliečių klasės protingesnės, patriotiškesnės ir patikimesnės negu mūsų bažnyčių vadovai ir mokytojai. Taigi, iš esmės, bažnyčių lyderiai spaustų žmonės, o žmonės ir tarnautojai spaustų valstybę, vyriausybę įvesti šį nacionalinį sekmadienio įstatymą ir deklaraciją, kad Jungtinės valstijos yra krikščionių tauta. Taip pat jie norėjo iš naujo apibrėžti konstitucijos steigimo išlygą. 1870 metų Pitsburgo suvažiavime profesorius Blanchardas apibūdino savo požiūrį į bažnyčios ir valstybės sąjungą. Ir žinoma, jis čia aptarė įsteigimo sąlygos reikšmę. Mes suprantame, kad steigimo sąlyga reiškia, kad kongresas negali priimti įstatymo, neturinčio nieko bendro su religinėmis apeigomis. Bet čia yra jo pakartotinė interpretacija. Bet bažnyčios ir valstybės sąjunga yra tautos pasirinkimas vienos bažnyčios.
tokios bažnyčios šelpimas, jos pareigūnų skirimas ir jos doktrinų priežiūra. Tokios sąjungos ne vienas iš mūsų neprašėme. Tokiai sąjungai mes visi priešinamės. Taigi, kitaip tariant, jis sako, kad ką pirmoji pataisa draudžia, yra pasirinkti vieną bažnyčią kaip nacionalinę bažnyčią aukščiau visų kitų bažnyčių. W.J. Colemanas, dar vienas iš tų, kurie priklauso šiam judėjimui, paaiškino įkūrimo sąlygą. Pirmos pataisos pirmas sakinys skelbia: Kongresas nepriims jokio įstatymo dėl religijos įsteigimo arba draudžianti laisvai ją naudotis. Tai atliktų siūloma pataisa, pakeičiant žodžius religiją į bažnyčią, kas skambėtų taip: Kongresas nepriims jokio įstatymo dėl bažnyčios įsteigimo. Reformų asociacijos nuomonė turėtų būti taisyklė teisingai sudarytoje valstybėje. Turi būti religija, ne bažnyčia. Kitaip tariant, Kongresas gali priimti įstatymus susijusius su religija, tik negali įsteigti nacionalinės bažnyčios. Tikiuosi, kad viso to klausote, nes pamatysime, kad 9 ir 10 dešimtmečiuose Jungtinėse Amerikos valstijose buvo labai panašus judėjimas. Taip pat matome, kad tie asmenys, kurie norėjo šio sekmadienio įstatymo, priėmė Romos katalikų principus. Noriu, kad atkreiptumėte dėmesį į tai, ką vienas asmuo rašė 1884 m. gruodžio 11 d. žurnale Krikščionių valstybininkas. Mes nuoširdžiai ir su malonumu pripažįstame faktą, kad Pietų Amerikos Respublikose ir Prancūzijoje bei kitose Europos šalyse Romos katalikai yra pripažinti nacionalinės krikščionybės gynėjai ir prieštarauja visiems sekuliarizmo pasiūlymams. Taigi priešas buvo sekuliarizmas. 9 ir 10 dešimtmetyje tai buvo vadinamas pasaulietiniu humanizmu. Taigi nėra nieko naujo pasaulyje. Nacionalinė reforma yra viena iš tos pačios sistemos, kurią katalikybė turėjo Lotynų Amerikoje ir Europoje. Įstatymais įtvirtina tautinė religija. Noriu, kad atkreiptumėte dėmesį į kitą teiginį. Žurnale Krikščionių valstybininkas 1884 m. gruodžio 11 d. Kada tik jie, tai yra Romos katalikai, norės bendradarbiauti priešindamiesi politinio ateizmo pažangai arba pasaulietiniam humanizmui, mes mielai susikipsime su jais rankomis. Tai įdomus posakis, mielai susikipsime su jais rankomis. Gerbiamas Silvesteris S. Koblas, pagrindinis nacionalinis reformatorius, palaikė susivienijimą su Romos katalikais dėl nacionalinio sekmadienio įstatymo. Stebėtina, kad protestantams buvo pasiūlyta samdyti Romos katalikų pagalbą nacionaliniam sekmadienio įstatymui. Taip skamba pasiūlymas. Bendras interesas, tai yra visų religingų žmonių dėl sekmadienio, turėtų stiprinti mūsų ryžtą dirbti ir mūsų pasirengimą visokiojopai bendradarbiauti su bendrapiliečiais Romos katalikais. Mes galime patirti tam tikrų atkirčių savo pirmuosiuose pasiūlymuose ir dar neatėjo laikas, kai Romos bažnyčia sutiks sutrenkti rankomis su kitomis bažnyčiomis. Tai dar vienas įdomus posakis – sutrenkti rankomis su kitomis bažnyčiomis, kaip tokiomis. Bet atėjo laikas pakartoti pažangą, tai protestantai apie katalikus, ir mielai priimti korporaciją bet kokią formą, kurią jie nori demonstruoti. Tai yra viena iš situacijos būtinybių. Jie taip pat norėjo valstybinėse mokyklose įdiegti religinę programą. Atkreipkite dėmesį, ką pasiūlė senatorius Blairas. Tai senatorius siūlęs nacionalinį sekmadienį įstatymą. Manau, kad virtualios moralės ir krikščioniškos religijos principų vadovėlis gali būti parengtas naudoti valstybinėse mokyklose, bendromis tų žmonių pastangomis, kurie atstovauja kiekvienai krikščionių bažnyčios šakai, tiek protestantams, tiek katalikams, taip pat tiems, kurie nėra aktyviai susiję su nei vienu. Kitaip tariant, protestantai ir katalikai ir tie, kurie neturi religijos, galėtų susiburti ir parengti knygas, propaguojančias krikščionių religiją valstybinėse mokyklose. Moterų krikščionių blaivybės sąjunga, kuri daugeliu atžvilgių buvo sąjungininkė su nacionalinė reformų asociacija, 1886 metais rugsėjo 1 dieną mėnesinėme skaitinyje skelbė tokį pareiškimą. Tikra teokratija dar laukia
ir Kristaus įsodinimas įstatyme ir įstatymų leidėjose. Todėl kaip krikščionis patriotas nuoširdžiai meldžiuosi už balsavimą moterų rankose ir džiaugiuosi, kad Nacionalinė moterų krikščionių blaivybės sąjunga taip ilgai gynė šį reikalą. Jie taip pat norėjo teokratijos, kaip kolonijinių laikotarpių, kai tarnautojai įtakojo valstybę siūlyti religinius įstatymus. Profesorius Blančardas Elgino suvažiavime pasidalino savo nuomonę apie tarnautojų vaidmenį šioje naujoje teokratijoje, kuri buvo siūloma. Cituoju, šiame darbe mes siekiame šabo, mes esame Dievo atstovai. Tai sako profesorius Blančardas. Mes, tarnautojai, mokytojai, esame Dievo atstovai šiame sekmadienio įstatymo priėmimo darbe. Taip pat randame šį teiginį. Izraelio valdžia buvo teokratija. Dievo valią valdovui paskelbė pranašai. Valdovas privertė įstatymo pareigūnus neleisti bedieviams šabo dieną parduoti prekes. Vyriausybė turi būti sudaryta iš teokratijos. Pamokslininkai yra pranašų įpėdiniai ir jie turi priversti įstatymo valdininkus užkirsti kelią bet kokiam prekių pardavimui ir bet kokiam darbui sekmadienį. Tarnautojai darantys įtaką politikams dėl religinių įstatymų. Daktaras Kraftas, Nacionalinės sekmadienio teisės sąjungos generalinis sekretorius, pasakė, pamokslininkai yra pranašų įpėdiniai. Cincinnatios nacionalinės reformos suvažiavime profesorius J.R.W. Sloanas, daktaras dievybėje, tai buvo 1870 metais, pasakė, kiekviena vyriausybė pagal teisingus įstatymus yra Dievo vyriausybė. Taip valdoma respublika yra jo per žmonės ir iš tikrųjų yra tokia pat teokratija kaip Izraelio sandrauga. Kitaip tariant, jie norėjo teokratijos Jungtinėse valstijose kaip ir kolonijinių laikotarpių. Prezidento metinėme kreipimesi 1887 metais Nešvilo konvencijoje randame šios žodžius. Moterų krikščionių blaivybės sąjunga, vietinė, valstybinė, nacionalinė ir pasaulietinė, turi vieną gyvybiškai svarbę organišką mintį, vieną viską sugeriantį tikslą, vieną neblėstantį entuziazmą. Ir tai yra, kad Kristus bus šio pasaulio karalius. Tikrai šio pasaulio karalius savo priežasties ir pasiekmių sferoje, dvarų, prekybos karalius, savo kolegijų ir vienuolynų karalius, jo papročių ir konstitucijų karalius. Kristaus karalystė turi patekti į teisės sritį per politikus vartus. Meldžiame dangaus, kad neduotų ramybės, kol jie neprisieks ištikimybės Kristui politikoje ir žygiuos vienoje armijoje prie balsadėžių garbinti Dievo. Jie taip pat mokė, kad reikia atimti teisės iš tų, kurie nesutinka su nacionaliniu sekmadienio įstatymu. Gerbiamasis E.B. Grahamas nacionalinėme suvažiavime Yorke, Nebraskoje pareiškė, mes galime pridurti su visa teisybė, kad jei Biblijos priešininkams nepatinka mūsų vyriausybė ir jos krikščioniški bruožai, tegul jie išvyksta į kokią nors laukinę apleistą žemę velnio vardu ir vardan velnio. Suvaldykite jį ir sukurkite savo vyriausybę, remdamiesi netikinčiomis ir ateistinėmis idėjomis, o tada, jei jie ištvers, pasilikite ten, kol numirsit. Gerbiamas Džonas Kalvinas Knoksas Milliganas rašė žurnale Krikščionių valstybininkas, kai pataisa bus priimta, kaip ji paveiks pilietinės ir politinės netikinčiųjų žydų ir kitų teisės. Kitaip tariant, kaip pataisa paveiks šios žmonės. Ir tada jis atsako, tai daugiausia priklauso nuo jų pačių. Blogiausias rezultatas bus tų teisių atėmimas. Asociacijos rajono sekretorius gerbiamas M.A. Goltas pasakė, mūsų vaistas nuo visų šių žalingų poveikių yra vyriausybei tiesiog nustatyti moralės įstatymą ir pripažinti už jo esančią Dievo valdžią ir uždėti ranką ant bet kurios religijos, kuri to neatitinka. Krikščionių valstybininkė nuo 1844 metų spalio 2 dienos randame šios žodžius. Leiskite visiems žmonėms suprasti, kad tai krikščionių tauta ir kad manydami, kad be krikščionybės mes žūsime,
Turime visomis priemonėmis išlaikyti savo krikščionišką charakterį, įrašyti šį charakterį į mūsų konstituciją, priversti visus, kurie ateina tarp mūsų krikščioniškos moralės įstatymų. W.J. Colemanas 1883 m. lapkričio 1 dienos publikacijoje Tiesos ieškotojas rašė, kokią įtaką krikščioniškosios pataisos priėmimas ir siūlomi konstitucijos pakeitimai turės tiems, kurie neigia, kad Dievas yra valdovas, Kristus valdovas, o Biblija įstatymas. Tai iš karto iškelia sąžinės klausimą. Klasės, kurios prieštarautų, yra, kaip sakė Tiesos ieškotojas, žydai, netikintieji, ateistai ir kiti. Šios klasės yra visiškai patenkintos tokia konstitucija, kokia yra. Kaip jie pasielgtų, jei būtų pripažinta mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus valdžia? Kad būtų visiškai aišku, manau, kad krikščionių konstitucijos egzistavimas atimtų teisės iš kiekvieno logiškai nuoseklaus bedievio. 1887 m. gruodžio 14 d. laiške gerbiamasis W.T. McConnellis iš Youngstowno, Ohio, Christian Nation paskelbė atvirą laišką American Sentinel redaktoriui. Štai ką jis rašė. Kvailys, ištvermingas bičiulis, kuris atkakliai stovi ant geležinkelio bėgių, išgirdęs artėjančio traukinio ūžesį, gali nuspėti bėdą. Jeigu jis rėkiančiame švilpuke ir liepsnojančiame priekinėme žibinte perskaitys laiko ženklus, jis gali pakeisti savo padėtį ir išvengti pavojus, bet jei jo tai nepaveiks, niūriausios bėdos išsipildys, kai greitasis traukinys jį užklups. Dabar ateina palyginimas. Taip ir tu, kaiminė, jei per išankstinį nusistatymą ar neatgimusių širdžių priešiškumą, tu pasiryžęs pasipriešinti šios tautos pažangai, vykdydamas savo pašaukimą kaip įrankį dieviškame žmonių visuomenės atkūrimo darbe, galite tikėtis bėdų. Tai būtinai užklups jūs. Kokia buvo šio nacionalinio sekmadienio įstatymo pastangos išvada? Persekiojimas, draugai, nes visada, kai bažnyčia įtakoja valstybę priimti savo įstatymus, tiesioginis rezultatas yra persekiojimas per visą istoriją. Tai labai aišku. Nacionalinės reformos suvažiavimas Lakeside, Ohio valstijoje 1887 metų, kai kas padarė tokį konkretų pareiškimą. Arkanzaso valstijoje yra įstatymas įpareigojantis žmonės švęsti sekmadienį. Ir dėl to daug gerų žmonių buvo ne tik įkalinti, bet ir prarado savo turtą ir net gyvybę. Į kurią daktaras Makalisteris, vienas iš asmenų pasisakusių už sekmadienio įstatymą, atsakė, geriau, kad keli nukentėtų, nei kad visa tauta prarastų šabą. Ar čia atsitiktinai nesigirdi Kajafas? Kitaip tariant, dėl tautos gerovės tie keli, kurie laikosi šabo, tikrojo Biblijos šabo, turi nukentėti. 556 mūsų eros metais popiežius Pelagijus paragino priversti tam tikras šalis paklusti popiežiaus įsakymams. Į prieštaravimus popiežius atsakė, nesijaudinkite dėl kai kurių tuščių kalbų, šaukiančių prieš persekiojimus ir priekaištaujančių bažnyčiai, tarsi ji džiaugtųsi žiaurumu. Kai ji baudžia už blogį sveiku žiaurumu, tai atneša sielų išganimą. Ji tik persekioja tuos, kas verčia daryti blogą. Bet sulaikyti žmonės nuo piktadarybės arba nubausti tuos, kurie tai padarė, yra ne persekiojimas ar žiaurumas, o meilė žmonijai. Neįtikėtina. Džonas Kotonas kolonijiniu laikotarpiu rašė šiuos žodžius. Persekiojimas savaime nėra blogas. Persekioti tiesą dėl melo yra nedora, bet persekioti melą yra šventa tiesos pareiga. Taigi 1610 metais Virdžinijos sekmadienio įstatyme kolonijiniu laikotarpiu buvo reikalaujama lankyti bažnyčią sekmadienį 2 kartus per dieną. Už pirmus 2 nusikaltimus skirti ekonominės baudas, o už 3 bausmė mirtimi. 1888 metų rugsėjo mėnesį Selmos, Kalifornijos ministras pareiškė, turime įstatymus, kad nubaustume
žmogų, kuris pavagė mūsų turtą, bet neturime įstatymo, kuris neleistų žmonėms dirbti sekmadieniais. Teisinga, kad vagis būtų nubaustas, bet aš labiau užjaučiu tą vagį, nei žmogų, kuris tą dieną dirba. Daugiau užuojautos vagiui, nei tam, kuris dirba sekmadienį. Ar pagauna to meto nuotaiką? Stebėtina. Jungtinėse Amerikos valstijose, laisvųjų žemėje ir drąsiųjų namuose pamiršta istorijos pamokas, o tos istorijos pamokos kartosis. 7-osios dienos adventistai tuo laikotarpiu buvo persekiojami. Arkanzasija, Tenezija, tais laikais 7-os dienos adventistai buvo persekiojami už tai, kad jie nesilaikė sekmadienio kaip poilsio dienos. Jų turtas buvo konfiskuotas ir daugelis turėjo mokėti baudas. Kiti buvo įkalinti, o kai kurie net neteko gyvybės. Sakysite, iš kur jūs tai žinote? Na, jei tikrai norite dokumentacijos, paskaitykite A.T. Joneso knygą Pilietinė valdžia ir religija, kur jis liudijo Senato komitete. Savo knygoje jis dokumentuoja 21 konkretų atvejį su tikrais kaltinimų vardais, vietomis, teisėjų pavardėmis, kaltinimais ir bausmėmis 7-os dienos adventistams, kurie nesilaikė idėjos, kad reikia paklusti sekmadienio įstatymui. Leidinyje Šimtmetis 1888 metų balandžio mėnesį ponas Kenonas aprašo Rusijos įstatymus nusikaltimų prieš tikėjimą tema. Jis citavo įstatą po įstato iš Rusijos įstatymų ir noriu, kad atkreiptumėte dėmesį, ką būtent jis pasakė. Jei kas skleis krikščionių tikėjimą, tai to meto Rusijos įstatymai, jei kas skleis krikščionių tikėjimą arba stačiatikių bažnyčią, kuri buvo bažnyčia Rusijoje, arba šventuosius sakramentus, ar šventuosius, ar jų atvaizdus, ar mergelę Mariją, arba angelus, ar Kristų, ar Dievą, ką reikia daryti su žmonėmis, kurie remia krikščionių tikėjimą ar stačiatikių bažnyčią? Štai atsakymas. Bus atimtos visos pilietinės teisės ir ištremtas iki gyvos galvos į atokiausias Sibiro vietas. Tokia sistema Rusijoje ir tai tiesiogiai atitinka nacionalinės reformų asociacijos norus. Tai yra, kažkas kritiškai vertina tai, ko norėjo nacionalinis reformų judėjimas. Jis sako, kad kas buvo daroma Rusijoje, to norėjo nacionalinis reformų judėjimas. Taigi pakartosiu, tokia sistema Rusijoje ir tai yra tiesioginė nacionalinės reformos noro asociacijos linija, su tuo skirtumu, kad Rusija tenkinosi išsiųsdama kitaip mąstančius į Sibirą, o nacionaliniai reformatoriai nori juos pasiųsti tiesiai pas velnią. Sovietų sąjunga organizavo piliečius, kad jie žvalgytų potencialius valstybės priešus. Ar tai skiriasi nuo šiandienos žmonių, kurie stebi tuos, kurie nenešioja kaukių arba kurie nepraktikuoja socialinių atstumų distancijos? Vietinės valstijų vyriausybės netgi turi telefonų numerius ir interneto svetainę, kur kaimynai gali apšmeižti kaimynus, o piliečiai piliečius. Gerbiamasis W.M. Greer iš Due West pietų Karolinas Filadelfijos konvencijoje parašė: kiekviena nuodėmė, slapta ar vieša prieš Dievą, yra nuodėmė prieš mūsų šalį ir yra didelė išdavystė prieš valstybę. Oho, jums turbūt tai yra informacijos perteklius, nes aš perskaičiau daugybę pareiškimų, kuriuos tiesiog sunku būti čia ir skaityti, nes ekrane matote grafiką po grafikos, bet priežastis, kad aš tai dariau, yra ta, kad jums reikia pamatyti dokumentaciją apie tai, kas vyko tada, kad aš galėčiau papasakoti, kas vyko. Jūs galėtumėte pasakyti, ką jis sako yra netiesa, bet kai turite dokumentus tiesiai priešai save, galite žinoti, kas atsitiko tuo laiku. Taigi, keistų dalykų nutinka nacionalinės nepaprastosios padėties metu.
Tada tai buvo pilietinis karas ir rekonstrukcija. Ir jūs pastebėsite, kad buvo problemų su alkoholiniais gėrimais ir tabaku, su vakarėliais ir nusikaltimais visuomenėje, kol jie pasakė, geriausias būdas tai išspręsti yra priversti tautą sugrįžti pas Dievą ir laikytis sekmadienio, kaip atsitiko per kolonijinį laikotarpį su piligrimais ir puritonais. Jūs sakote, tai praeitis, tai atsitiko 19 amžiuje, bet mes gyvename 21 amžiuje. Tai niekada neįvyks Jungtinės Amerikos valstijose. Mes turime aukščiausiąjį teismą, mes turime pirmąją konstitucijos pataisą, kongresas nepriims jokio įstatymo negerbiančio religijos įsteigimo. Mes neturėsime tokios pačios patirties. Draugai, tie, kurie pamiršta praeities pamokas, pakartos tas pamokas, negatyvės pamokas ateityje. Todėl mums labai svarbu studijuoti istoriją, nes istorija turi tendenciją kartotis. Sekančiame mūsų tyrime kartu pažvelgsime į įvykius, kurie įvyko 1980 ir 90 ir net 2000 pradžioje. Pastebėsime, kad tuo metu buvo naudojami daug tų pačių argumentų, kuriuos naudojo nacionaliniai reformatoriai 1880 metais. Taip pat tai apima pajėgų susijungimą ir skatinimą bendradarbiauti Romos katalikus su protestantų konfesijomis. Taip pat tai, kad Jungtinės valstijos nugalėtų teokratiją, kad į konstituciją arba į mūsų valstybinės mokyklas įtraukiami religiniai mokymai, taip pat rinkėjų vadovai. Čia yra visos šios savybės, kurios buvo dar 1880 metais. Jie taip pat siūlė, kad bažnyčiai būtina grįžti prie sekmadienio, kaip poilsio dienos laikymosi, ir mes pažvelgsime į tai. Aš vėl dalinsiuosi daugeliu citatų, nes svarbu turėti visus šios šaltinius tiesiai prieš akis, kad žinotumėte, jog aš nesukuriu tuos dalykus, kad žinotume, kad jie yra gerai dokumentuoti ir jie iš tikrųjų įvyko. Taigi, draugai, Ellen White kažkada pasakė keletą labai išmintingų žodžių. Ji pasakė, kad tie, kurie pamiršta praeitį, tiesiog perfrazuoju, tie, kurie pamiršta praeitį, patirs didelių problemų. Ji konkrečiai sako, jei mes pamiršime, kaip Dievas vedė ir mokino mus praeityje, mums belieka visko bijoti ateityje. Bet jei prisimename praeitį, mums nereikia bijoti ateities. Todėl nepraleiskite mūsų sekančios šių serijų studijos pagal Mato 24. So don't miss our next study in this series on Matthew 24.